Labadiena, Gitanas Nausėda skambina jumi. Vygintai Varnai, žinau, kad esate iliuminatas ir pasaulio valdovas, užsislėpęs ir pavadinimas, jūs vadinamas kaip ponas Palučkinis. Tai patarkite, Gitanai, Gitanui, Nausėdai, ką daryti. Tai, kaip sakau, iliuminatas pataria. Palučkinis iliuminatas pataria. Visų pirma, tai reikia paskelbti pasaulinę taiką ir demilitarizuoti Lietuvą patiems, kol neatėjo kokie jankiai, ar ten rusai, ar ten vokiečiai, ar ten kam ten ta šalis reikalinga, ir už mus pačius nedemilitarizuotų, ne? Kadangi jūs, Gitanai Nausėda, esate šitas, kaip jisai vadinamas, kariuomenės vadas, tai jums reikia atleisti kariuomenę, parašyti ten pasaulinę taiką, sakyti, mes čia nieko nepulsim, mes ir užpult negalim, ir sakyti, jūs mūsų nepulkit, mes, kaip sakant, patys save išsivalysim, nuo viso šito bardako. Tai Gitanai, toks būtų, kaip sakant, įsakymas iš iliuminatų apačios, nesgi, prieš ką čia mes norim kariauti, patys savo pinigų nebespausdinam, turėjom Lietų kalyklą, dabargi nebeturim, dabar jau vokiečiai mums pinigus spausdina, Tai sakau, kaip sakant, reikia ten sakyti šitiems, šitiems, kaip jisai tiems mokslininkams, kad Hitlerį prikeltų. Tai Hitleris okupavo mus ir be karo, visi sako, Evrasąjūzo norim šitų eurų, kad viskas pabrangtų 3,5 karto ir už kebabą mokėtume nebe 2,50, o 8 eurus. Jeigu norite Coca-Colos ir bulvyčių, ir kad namo atvežtų. Gitanai Nausėda, tai tikiuosi, jūs išgirsite šitą pareiškimą iš iliuminatų ir apsiskelbsite kaip taiki šalis ir visą šitą karinę techniką, išlydysit ir pagaminsit, kompiuterių daug, pavyzdžiui, Parachą, tai parachų, tai ten mes šiaip galim fejerverkų pasidaryti, pasprogdinti, kadangi atleidome šitą visą mūsų kariuomenę, Gitanai Nausėda, ačiū, kad paskambinote į mano šitą telefoną, mano telefoną žinote, tai jeigu turėsite kažkokiu tai ansklausimų, pons, tai skambinkite visą laiką ir aš jums pasakysiu, kaip čia reikia daryti. Jūs, ponas, manau, esat nelabai kompetitingas, į ten huinas kažkokias darot. Žmonės, kurie nieko nevaldo, daugiau supranta apie politiką, nei žmonės, kurie sėdi ten tam Seime, ar kur tu ten sėdi, internete sėdi, Tai Gitanai, tokis prikolas, kaip sakant, atleidžiate kariuomenę, paskelbėte pasaulinę taiką, sakot, išeinam iš šito viso faršo. O dėl pilnos laimės, tai reikia valstybę agrarinę padaryti, tam, kad jinai pati iš savęs kažkaip tai čia viską darytų, Ir atsijungtume mes nuo to interneto, kad neklausytume ten visokių propagandų apie tos virusus, į kitokį šūdą, Gitanai Nausėda, tikiu, kad padarysite tai per savo kadenciją, O jeigu nepadarysite, tai eisite nahui. Atleisim mes jūs. Davai.